Labas vakaras, mėly kolegos ir žiūrovai, įsijungia dar vieną OptiBet A lygos transliaciją. 33 turas šiandien tęsiasi, net trečiosios rungtynės šį šeštadienį ir visai netrukus prasidės dar viena dvikova tarp Vilniaus Riterių bei Kauno rajono Hegelmann futbolininkų. Tajo, smūgis į vartus ir Šarkauskas. Dabar atliktas geras perdavimas, Figueredo į baudos aikštelę, smūgis galva ir šalia vartų. Girevičius, atitrūkstama varžovo. Geras perdavimas, Dangubičius, smūgis į vartus ir šalia vartų, nors lygus rezultatas būtų geras. Odutajo, smūgis į vartus, tolimas perdavimas į priekį, Odutajo labai greitas, Odutajo bėga į priekį, Kingė prilaiko, Odutajo, Popovičius, na jau praktiškai ką galėjo, tai spaudė, na iš šio pakartojimo akivaizdu, kad buvo užkabinta Kartvelo koja, dabar viską gerai matysime, na, taip, vieno iš puolimo lyderių statuso, taigi Nikola Popovičius ir 1-0. Nikola Popovičius 51 minutę išveda Riterius į priekį ir vėl bėga džiaugtis. Puikus Popovičiaus sumanymas, Odutajo smūgis į vartus ir čia jau Lamantyje apsigina. Gavi, geras smūgis, rikošetas. Dar viena standartinė situacija, vėl buvo Figueredo smūgis į vartus ir įvarčius atliko puikius perdavimus. Taigi Popesku jo smūgis ir Vitkauskas kamuolį žaidime, perdavimas arčiau vartų, smūgis galva, Riteriai apsigina ir įvartis. Samuelis Odėojibo 72 minutę lygina rezultatą. Na, mūsų ekranuose Hugo Figueredo, nejaugi ten jis pelnė įvartį, na įdomu bus pamatyti epizodo pakartojimo, kas ten pasižymėjo, daug ten buvo kovos. Na, čia visiškai laisvas liečia kamuolį vieną žaidėjų. Na, nežinau, Figueredo arba Odėojibo kelti problemų. Matas Ramanauskas yra aktyvus aikštės vidurio žaidėjas. Dabar proga smūgis yra ir įvartis. Muša įvartį Filipas Dangubičius ir išveda į priekį Kauno rajono Hegelmann komanda. Triumfuoja ten Andrius Kerla ir trenerių štabas. Na, žinoma, laukia dar daug tokių sunkių mačų, tačiau Filipas Dangubičius muša įvartį 86 minutę. Na, tas tolimas smūgis toks, žinoma, na, man atrodo, ten rikošetas buvo, nes taip, čia, na, taip aukštai žaidžia Nojus Stankevičius, dabar perdavimas arčiau vartų, proga dar vienam smūgiui ir 3-1. 87 minutė Kauno rajono Hegelmann kontratakoje muša įvartį ir tą daro Denisas Bošnekas. Na, triumfuoja Kauno rajono komanda, na, atrodytų tarsi laimėjusi čempionų lygą, bet žinoma, kai atsilieki rezultatu 0-1 ir muši 3 įvarčius, tai tikrai yra stipru, bet vis dėlto Haris Andžičius suklaidino varžovą ir Vincentas Šarkauskas, na, žinoma, kad kontaktas buvo, bus turbūt viena minutė kita, taigi Grigaravičius jo smūgis ir 2-3. Na, šiaip ne taip įmuša įvartį Mindaugas Grigaravičius, bet Manfredas Lukinčiukas fiksuoja susitikimo pabaigą ir, na, triumfuoja Kauno rajono Hegelmann komanda, bet